Tu nepaprastai dosnus, kalbant apie arbatpinigius. Esi žinomas ne vien tik tarp sportininkų, tačiau apskritai tarp žymybių. Ar tai tiesa? Palieki daug arbatpinigių? Manau, tai svarbu, kai esi turtingas. Žinai, padavėjai, padavėjos, blackjacko dalintojai. Jie sunkiai dirba, negauna gero atlyginimo. Manau, kuo esi turtingesnis, tuo daugiau turi palikti arbatpinigių. Nuoširdžiai taip galvoju. Neblogas mąstymas. Ar kada nors buvai palikęs arbatpinigių ir po to gailėjęsis? Maždaug palikau per daug, persistengiau. Kiek tau yra beprotiški arbatpinigiai? Aš niekada nepersistengiau. Pavyzdžiui, čia kažkada palikau $25,000. Palikai 25 000? Klausyk, gal jau kai turėsi išvažiuoti, galėsiu privaryti tavo automobilį, kur tik nori, kad ir čia. Bet matai, aš laimėjau $700,000. Aš žaidžiau blackjacką. Laimėjai 700 000? Taigi privalai palikti arbatpinigį. Šiaip jeigu atvirai, manau, turėjau palikti daugiau. Na taip, šiuo atveju tu kaip ir Skrudžas. Na taip, įsivaizduoju, tai buvo ne kokie arbatpinigiai, įsivaizduoju maždaug dalintojas. Kas čia? Na, bet manau, jog buvau gan dosnus, nes jeigu tu pralaimi atgal, tai nieko neatgauni. Taip, gerai pasakyk. Na gerai, tu puikiai sugebi sakyti visišką tiesą. Kas yra skupiausi žmonės, su kuriais leidai laiką? Tokie, kuriuos mes žinotume. Na, nėra skupesnių už Scottie Pippeną ar Michaelą Jordaną. Michaelas Jordanas skupas? O tai. Rimtai? Koks skupas? Super skupas ar kaip? Na tarkim, žinai, kaip aš visada duodu benamiams pinigų, o jis visada trenkia man per ranką ir sako, jei jau prašau iškolos, tai tuo pačiu galėtų ir pasakyti sveiki atvykę į McDonald's, kuo galiu padėti. Vau, rimtai? Michaelas Jordanas taip sako? Manęs labai užsiminė, kaip Michaelas Jordanas nušeika. Gerai, taigi jie skupi. Tigeris irgi gan skupas. Tigeris Woodsas skupas? O taip. Tu ką tik išvardinai du pačius turtingiausius vyrukus. Manau, dėl to jie ir turtingi, nes nepalieka arbatos. Klausyk, tarp to labai menka riba. Taigi turtingumo paslaptis, jie nepalieka arbatos. Geras, kalbėjai apie tai su Tigeriu? Ne, bet tu tai irgi geras. Juk nesi pats geraširdiškiausias, kalbant apie arbatpinigius, ar ne? Ir juk tu taip sakei. Nu, kaip? Tai visiškas melas. Aš visada pažiūriu. Aha, centų. Tylėk. Vis tiek pažiūriu, ar ne? Koks skirtumas, kokia vertė?